Sveiki, sveikinamės iš Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijos namų. Čia šiuo metu veikia tarptautinė paroda apie sąmokslo teorijas – tikėti ar netikėti. Ir vis pasirodo įvairiausių sąmokslo teorijų ir dalis iš jų yra susijusios su žiniasklaida ir kaip žiniasklaida yra įsitraukusi į visokius sąmokslus prieš visuomenę ir klastoja faktus. Tai Lietuvoje, pavyzdžiui, yra paplitęs mitas, kad žiniasklaida yra nupirkta ar jai daroma įtaka Džordžo Sorošo. Tad šį kartą mes pasikalbėsime, nes tai yra tik maža parodos dalis, tačiau pasikalbėsime apie žiniasklaidą, jos vaidmenį ir įtaką jai, kurią gali daryti sąmokslo teorijos su Lietuvos žurnalistikos centro vadovė, žiniasklaidos tyrėja Džina Donauskaitė, bei žurnalistikos ir šiuolaikinės žiniasklaidos studijų programos vadovė, LRT tyriamosios žurnalistikos skyriaus vyriausiąja redaktorė Indrė Makaraitytė. Tai matyt pradžiai tiesiog ir pradėkime nuo klausimo, kurio yra pavadintas ir visas šis renginys. Tai ar žiniasklaida meluoja? Tai jeigu toks trumpai atsakant, tai ne, žiniasklaidos tikslas nėra meluoti, žiniasklaidos tikslas yra informuoti ir visa žiniasklaidos esmė, visa kaip ir industrija, žiniasklaida kaip tokia, jinai reikalinga tam, kad atskirtų tuos pelus nuo grūdų ir padėtų išsiaiškinti, kaipgi iš tikrųjų ten yra. Tai taip, dirbant atsiranda įvairių klaidų, atsiranda įvairių manipulacijų, bet dirbant ir žiniasklaidai taip pat visko būna, tačiau kaip industrija, demokratiniai visuomeniai, kokybiška, laisva žiniasklaida, jos tikslas nėra meluoti. Jos tikslas yra kaip tik padėti visuomeniai susivokti, patikrinti informaciją už visuomenę ir atskirti, kas yra tiesa, o kas yra melas. Nepasakysiu nieko kito, tik tai kad teoriškai yra visiškai taip, kaip Džina pasakė, bet praktiškai institucijos, kurios save vadina žiniasklaidos priemonėmis arba žiniasklaida, ir Lietuvoje taip pat yra, kad jos ne meluoja, bet jos manipuliuoja ir užsiema manipulacijom. Ir netgi yra Lietuvos, tai trumpoji Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos žiniasklaidos istorijoje, jau ir mes galėtumėm išrinkti tokių tam tikrų faktų, tokių parodomųjų faktų, kur sąmoningai buvo galbūt manipuliuojama arba iškreipiama informacija. Negali sakyti, kad tai yra toks atviras melas, bet dabar visoje vakarų žiniasklaidoje tarp žurnalistų vyksta tokie debatai, iš tikrųjų, kaip tiems žurnalistams pateisinti savo buvimą, kaip atrasti naujus veiklos metodus, kaip iš naujo užmegzti ryšį su visuomenė, nes socialiniai tinklai suteikia absoliučiai ir internetas absoliučiai suformavo absoliučiai unikalias aplinkybės, kur iki tol, kiek žiniasklaida susikūrė, jų nebuvo. Ir tame visame naujame kontekste iš tikrųjų ir keliamas tas klausimas, tai kur yra žurnalisto žiniasklaidos veikimo ribos. Ir ta manipulacija, melavimas ar tas toksai stojimas į vieną pusę, kas irgi toj tradicinės žiniasklaidos apibrėžime yra toksai neįmanomas dalykas. Tai negalėtum netgi vadinti žiniasklaidą, tai jau yra propagandos kažkokia priemonė. Bet jisai egzistuoja šiuolaikiniai žiniasklaidai. Tai taip teoriškai yra vienaip, o praktiškai yra visaip iš tikrųjų. Nes jeigu nebūtų visaip, tai nekalbėtumėm apie žiniasklaidos krizę, apie naują tapatybę žurnalistų ir naują ryšį, atradimą ryšio su visuomenė. Bet iš tikrųjų tai tas pamatinis apibrėžimas, tai iš tikrųjų taip, kad žiniasklaida nėra tas, kuris meluoja. Tai yra realybės atspindėjimas, problemų iškelimas ir paaiškinimas, kas vyksta, procesų išaiškinimas. Iš tiesų, kai mes su kita kuratorė Ina Jamužienė pradėjome daryti parodą ir meluojančios kabutėse žiniasklaidos tema
jau buvo aptarta 2019 metais vokiečių parodos daly, nes paroda yra atkeliavusi iš Vokietijos pirmiausia. Ir žinoma, aš esu ankstyvųjų naujųjų laikų istorikė, tai aš iš karto pradedu ieškoti, o kas buvo seniau. Ir su žiniasklaida, tai žinoma, sunkiau ateiti iki tų ankstyvųjų naujųjų laikų, nes žiniasklaida kaip tokia modernia forma nėra tokia sena. Ir iš tiesų, tai matyt, pirmosios sąmokslo teorijos apie žiniasklaidos apskritai, kurias žiniasklaida skleidė, tai prasidėjo 18 amžiuje su jezuitų ordinu susiję. Tai buvo ir tuometiniai periodiniai leidiniai, pamfletai, jie skleidė įvairias naujienas, ką mes dabar matyti jau laikytume melagienomis apie jezuitų ordiną ir kaip jezuitų ordinas jau yra surezgęs planą ir jau užims visą pasaulį. Tai iš tiesų labai įdomu, kaip viskas susiję su to pasaulio perėmimo planu, labai dažnai didžioji dalis sąmokslo teorijų yra susijusios. Ir jeigu anksčiau štai viso tuometinio pasaulio žiniasklaida, taip vadinkime, kad ir kabutėse, galėjo skleisti apie vieną jezuitų ordiną, tai o kaip dabar mes vis tiek dažniau aiškinamės, o tai kaip pas mus yra, nes mes daugmaž daug matome Amerikos žiniasklaidos, galime svarstyti, kas ten yra, kaip ten yra, bet o kaip yra Lietuvoje ir kaip Lietuvoje yra paplitusios sąmokslo teorijos susijusios su žiniasklaida ir ypač mitas apie Džordžą Sorošą ir kiek jis turi įtakos, kiek neturi įtakos, kaip būtent tas Lietuvos žiniasklaidos santykis žiūrint iš žiniasklaidos atstovų pusės. Kiek paplitusios sąmokslo teorijos apie žiniasklaidą, tai aš manyčiau, kad jos yra labai paplitusios ir tą padėjo paplisti, joms labai smarkiai padėjo socialiniai tinklai ir žmonės siekantis populiarumo socialiniuose tinkluose. Ir aš sakyčiau, kad net ir viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl tam tikros asmenybės socialiniuose tinkluose išpopuliarėjo, tai buvo jų puolimas tradicinės žiniasklaidos adresu. Nes, taip, tai sukuria tam tikrą nepasitenkinimą, sistema, kuri egzistuoja dabar, sukuria nepasitenkinimą tam tikrais žurnalistais ir prikausto dėmesio, o kągi apie tuos žurnalistus ir apie tą tradicinę žiniasklaidą vadinamą gali pasakyti alternatyvūs žurnalistai veikiantys socialiniuose tinkluose. Ir jie turi pakankamai daug erdvės veikti, nepaisant to, kad ir socialiniai tinklai turi algoritmus, kurie padeda identifikuoti dezinformaciją ir ilgainiui netgi tokius piktybiškus dezinformacijos kanalus netgi ir uždaryti. Yra pakankamai vis dar liberaliai ta dezinformacijos ir sąmokslo teorijų sklaida yra traktuojama socialiniuose tinkluose ir čia dar priklauso nuo kuriuose. Twitteris, pavyzdžiui, Lietuvoje nėra labai populiarus, bet su naujų savininkų vėl platformą įgijo tokie garsus sąmokslo teoretikai amerikiečiai, kuriems buvo pagal senąją politiką Twitterio uždrausta reikštis Twitteryje. Sakyčiau, kad dabar sąmokslo teorijų tikrai apie žiniasklaidą yra nemažai. Ir jos nėra visos pagristos, kad žiniasklaida yra verta kritikos, tai ką Indrė sakė, kad būna manipulacijų, kad būna tikrai labai baisių ir nesuderinimų su žurnalistinė nei etika, nei profesionalumu dalykų, tai tikrai taip yra. Kita vertus yra tam tikri savireguliacijos mechanizmai, kurie yra, aišku, vieni institucionalizuoti, kiti nėra tokie institucionalizuoti ir kolegos, kai samdosi, kai ieško kitų kolegų, redakcijos, kai daro žurnalistų atranką, tai vis dėlto žmonės įvertina, kiek yra profesionalus vienas ir kitas žurnalistas ir kiek jis ar ji gali būti to komandos dalimi ir profesionaliai dirbti. Bet tam, kad žiniasklaida neskleistų dezinformacijos, mes turim labai labai daug reguliacinių mechanizmų, be galo daug. Ir toji žiniasklaida, kuri dabar, alternatyvioji žiniasklaida socialiniuose tinkluose, jinai mėgaujasi tuo, kad iki jos tie mechanizmai neprieina. Jie gali kalbėti praktiškai, ką nori.
Tai va, tą reikia suprasti, kad vis dėlto ir Lietuvoje, ir kitose pasaulio šalyse, demokratinėse pasaulio šalyse, kur žiniasklaida yra laikoma to demokratijos ramščiu, yra prikurta daugybė ir netgi per daug įvairių žiniasklaidos mechanizmų ir sankcijų, kurios gali būti taikomos žiniasklaidai. Tai va, tai žurnalistinis darbas yra pakankamai rimtas darbas ir jeigu tu meluoji, tai tu tikrai susilauksi sankcijų. Ar tai formalių, ar neformalių, tiesiog iš kolegų niekas nesamdys tavęs, nenorės kartu dirbti. Tai čia toksai iš tiesų gana sudėtingas dalykas tom sąmokslo teorijom. Kalbėkim pavyzdžiais. Džina tokį apžvalgą tokią padarė gana įsame ir tikslę, bet pavyzdžiais. Na, tarkime, 2021 metų lapkritis, vadinasi, čia likę iki karo, plataus masto karo prieš Ukrainą, na, nepilnas pusmetis, vos keli mėnesiai, prie LRT susirenka mitingas, kurio lyderis yra Algirdas Paleckis, susirenka Celofanas ir kiti Juraitis ir kiti veikėjai, kuriuos dabar jau drąsiai ir su įrodymais galime vadinti prokremlinės organizacijos, prokremlinio organizacijų atstovais. Ir jie, žodžiu, jų mitingo plakatai, ten tie transparantai yra apie, kad, žodžiu, Sorošą, kad LRT yra kokia nors tai iš Sorošo irštva, lauk ten konkrečiom pavardėm žmonės, tipo Sorošo agentai ir panašiai. Tai ypatingai va toje, žodžiu, aš nevadinčiau jų žiniasklaidos kanalais, tai yra alternatyvūs, nesisteminiai kažkokie transliacijos, turbūt negali sakyti, tai yra žiniasklaida, nes žiniasklaida vis tiek turi pagal apibrėžimą, net jau ir išplėstą apibrėžimą, kurį privertė išplėsti internetas ir socialiniai tinklai ir ta nauja visiškai naujos aplinkybės, naujas veikimo laukas. Netgi ir pagal tai, jie nepatenka į žiniasklaidos apibrėžimą. Ir tie kanalai, jų irgi yra labai skirtingų tų kanalų. Vieni bando atlikti žiniasklaidos funkciją, tai yra pateikti skirtingas nuomonės arba bent jau patikrinti faktus prieš skelbiant, ir pateikti tokį didesnį spektrą, inicijuoti kažkokias diskusijas. Tai čia gali sakyti, kad tai gali būti vadinama tokia, naujos kartos žiniasklaidos priemonė, bet kiti kanalai yra visiškai propagandiniai, dezinformaciniai kanalai, jie tam ir sukurti yra, kad neigtum tradicinės medijos, pagal tradicinius principus veikiančios žiniasklaidos esmę, įtaką ir neigtum prestižą, menkintum autoritetą ir kad, žiūrėkit, sumenkinam nes čia Sorošo irštvą ir ateik į socialinius tinklus, ateik į tą alternatyvų nesisteminį kanalą ir ten yra tikra informacija, o ten yra spastai, ten yra ta propaganda rusų, Kremliaus ir dezinformacija, kur žmogus tiesiog patenka į burbulą ir jisai jau iš to burbulo, jisai labai mažai šansų, kad jisai iš to burbulo išeis, nes jis tiesiog yra okupuotas, jo protas yra okupuotas, taip veikia socialinių tinklų algoritmai, tai čia jau yra visai kita problema. Ir tai jie tas sąmokslo teorijas kabina ant tos tradicinės žiniasklaidos, vienas iš tų yra tikrai tai tų propagandistų, visų tų prokremlinių veikėjų pagrindinis dalykas ir buvo, menkinti tradicinės tos mainstreaminės žiniasklaidos prestižą, įvaizdį ir kabinti tokias etiketes. Tai aš tai matau, kad tai yra daroma specialiai, sąmoningai. Ir nežinau, kaip tas Sorošo mitas atėjo iki Lietuvos, bet aš įtariu, kad jisai atėjo tiesiog negaliu faktais pagrysti, kada pirmą kartą ar kuris kanalas, kuris veikėjas tą paskelbė mitą. Dabar vis tiek geriau kalbėti faktais, tai kadangi negaliu pasakyti tiksliai, tai aš daug galiu tik tai tiek apibendrintai pasakyti, kad tikrai prokremlinės grupės ir tikrai propagandiniai, jau aiškiai propagandiniai dezinformaciniai kanalai šitą mitą, šitą sąmokslo teoriją ypatingai eskalavo.
Tai čia jau yra, tai vat pagal tai tu gali matyti, kad jis ir buvo kaip įrankis sukurtas. Aišku, kad pavyzdžiui, daug Lietuvoje žmonių tikrai dalyvavo Sorošo Atviros Lietuvos fondo veikloje. Aš pati dalyvavau ir Atviros Lietuvos fondas, iš tikrųjų tai buvo pagrindas visom nevyriausybinėm organizacijom čia Lietuvoje. Jisai sukalė tam tikrą rėmą tos tokios pilietinės nevyriausybinės veiklos čia Lietuvoje, jau nekalbant apie tai, kokia vertė buvo tos bibliotekos, tai yra, kur niekur tu Lietuvoje negalėjai normaliai gauti tos, knygų, politologinių knygų, bet būtent Atviros Lietuvos fondo bibliotekoje. Tai kai aš buvau studentė Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto, tai buvo viena iš 2 vietų, kur tu galėdavai gauti moderniausią literatūrą, o ne, sakykime, Mažvydo bibliotekos, ten tuos fondus, kur buvo Sovietų sąjungoje leisti visuotinės istorijos vadovėliai. Tai mes tą skirtumą turėtumėm vis dėlto įsivertinti, kad Sorošas yra veikėjas ir finansų makleris ir visoks kitoks įtakingas žmogus, tai čia yra visiškai kita istorija. Tai labai lengva sukergti tokius, 2 skirtingus dalykus į tokį, kaip pasakyti, vieną tokį kamuolį, kur išmetęs Sorošo biografiją, tu absoliučiai lengvai gali susekti, prikabinti, kad, žiūrėkit, Sorošas paveikė Makaraitytę ir jinai tapo Sorošinė. Aš be galo džiaugiausi, kad mane iš viso tenai kvietė ir aš ten dalyvavau, aš ten įgavau nerealiai daug patirties Atviros Lietuvos fondo veikloje, ten nevyriausybinėse organizacijose. Tai ten buvo, diskusijų laisvės, dar iki šiol turbūt reikėtų pavydėti, kokia buvo diskusijų laisvė fondo valdyboje, tų institucijų, organizacijų, kurios buvo įsteigtos to fondo valdybose. Aš žinau, kad mes dalyvavom Transparency International veikloje, aš buvau prisimenu valdybos narė. Tai mes buvom pirmieji Lietuvoje, kurie inicijavome žiniasklaidos korupcijos indeksą. Tai šokiravo visą žiniasklaidos industriją tuo metu ir Lietuvos rytą, ir Respubliką, kurie iš esmės buvo uzurpavę tą viešąją erdvę ir jie iškreipė Lietuvos žiniasklaidos paveikslą ypatingai stipriai, manipulacijom ir kaip tik nusikalstama netgi veikla. Ir mes tą indeksą, buvo tiesiog sociologinė apklausa. Žmonės, kurie visuomenė buvo apklausta apie galimai korumpuotą jų manimų, kuri galėtų būti, kuri jūsų manimų yra korumpuota žiniasklaidos priemonė. Ir žmonių, kurie priėmė sprendimus. Tokia, atskira grupė buvo apklausta ir rezultatas buvo stulbinantis. Rezultatas iš esmės atitiko nuogastavimus. Tai sukrėtė žiniasklaidos bendruomenę, tuometinį žiniasklaidos elitą, tai ypatingai stipriai sukrėtė. Tai dabar, jeigu mes žiūrėtumėm iš tų nesisteminių veikėjų pusės, tai tas korupcijos indeksas žiniasklaidos, tai jisai kaip tik sukrėtė sisteminę žiniasklaidą, realiai, jisai negali sakyti, kad tai buvo kažkoks postumis reformoms, nes korumpuoti visokie sindikatai jie nesidaro, nesiardo tik dėl to, kad kažkas sociologinę apklausą atliko. Bet jisai buvo labai rimtas signalas, kad iš tikrųjų ten pasitikėjimas Lietuvos žiniasklaida yra didelis, bet nepasitikėjimas ir įtarimai taip pat yra dideli ir jie buvo su pagrindu. Tai kai tu nežinai tokių konkrečių faktų, žmonės turi trumpą atmintį iš tikrųjų, jie linkę pamiršti netgi tai, kas vyko prieš metus. Pažiūrėkit, karas prasidėjo prieš 2 metus, mes jau pavargom, mes jau nenorėtumėm prisiminti, norim grįžti greičiau į savo tą rutiną. Tai kas vyko prieš 14, prieš 20 metų, tai iš vis niekas nenori prisiminti. Tai labai lengva tos mitus tada sukurti ir padaryti baubą. Bet aš manau, kad tikrai
tos tradicinės žiniasklaidos menkinimas, tai yra tikrai Kremliaus režimo vienas iš tikslų, nes kitaip tu nepasitikėsi propagandistais. Ir aš jūs abi pristatydama, tai kiekvienai klausimas ir bus apie tai, paminėjau, kur jūs dirbate. Ir Džina, tai kas tas Lietuvos žurnalistikos centras ir ką jis veikia, ką jūs veikiate ir kaip atrodo jūsų darbo diena? Tai mes čia labai natūraliai prasitęsė šitas, tai ką sakė Indrė ir tas ankstesnis klausimas dėl to, kad Lietuvos žurnalistikos centras, jisai buvo įkurtas Atviros Lietuvos fondo prieš daugiau kaip 20 metų. Ir, tai buvo organizacija 95 metais įkurta ir jos tikslas, jos uždavinys buvo edukuoti tuos naujosios kartos žurnalistus, po komunistiniai šaliai, žurnalistus, kurie vadovautųsi kitais standartais, profesionalumo tam tikrom taisyklėm žurnalistinio. Ir to institucijų vis dar, tokių aukštojo mokslo institucijų nelabai buvo, o ir tos, kurios buvo, jos buvo riboto pajėgumo. Jos neturėjo galimybės tiek daug išugdyti žurnalistų, kita vertus reikėjo, nauji standartai atkeliavo į regioninės žiniasklaidos priemonės, ten, kur dirbo jau tie senieji žurnalistai, ir jie taip pat turėjo poreikį gauti naujų žinių. Tai Atviros Lietuvos fondas įkūrė Lietuvos žurnalistikos centrą ir Lietuvos žurnalistikos centro užduotis buvo edukuoti naujosios kartos žurnalistus nepriklausomai demokratiniai Lietuvai, ką iki šiol žurnalistikos centras vis dar ir daro. Bet, prisimenant apie Sorošo teorijas, tai pernai metais, užpernai metais labai daug mes susilaukėm žinių, kad štai tai įsikomponuoja tą teoriją, kad čia žurnalistika Lietuvoje yra Sorošo nupirkta. Tai formaliai Atviros Lietuvos fondas tai buvo dalininkai iki šios vasaros, tačiau kai gaudavau netgi asmeninių žinučių, klausdavau, tai čia jūs tie, kuriuos Sorošas čia nupirko, finansuoja, bet registrų centre yra atviri duomenys ir galima pasikelti už pastaruosius 15-20 metų, bent jau už 15 metų tikrai galima pasikelti ir matyti, kad nėra gauta finansavimo iš Atviros Lietuvos fondo ir apskritai iš Atviros visuomenės instituto, kurių steigėjas yra Sorošas. Tai tekdavo, žmonės rašydavo žinutes, tai čia ar jūs čia esate tie, čia kuriuos finansuoja tas Sorošas. Buvo Atviros Lietuvos fondas steigėjai, bet jie mūsų nefinansuoja ir visą laiką reikėdavo nes žmonės yra per tuos alternatyvius kanalus, jie yra suklaidinti ir klaidinami. Tai mes užsiimam edukaciją, švietimu apie žurnalistiką, medijų raštingumu, taip pat ekspertų stipriname, siekime, neužsimame tokį, pavyzdžiui, sąmokslo teorijų dekonstravimu arba ten faktų tikrinimu, ką daro žiniasklaida ir specializuotos institucijos įvairios organizacijos. Mes labiau paruošiam ir padedam pasiruošti viešai komunikuoti žmonėms, kurie turi tą ekspertinį žinojimą, supažindiname įvairių sričių ekspertus, kaip veikia žiniasklaida, ko iš jų nori žurnalistai, kai jie ateina kalbėtis. Ir taip pat atliekam pačios žiniasklaidos tyrimus, matuojam, kiek profesionali yra ta žiniasklaida, formuluojam patarimus, rekomendacijas žiniasklaidos priemonėm, kaip jie galėtų dirbti geriau ir labiau pasitarnauti kaip informacijos šaltinis visuomeniai. Labai panašus klausimas. Indrė. Teisingas vardas. Kokia pagrindinė veikla užsiima LRT tyriamosios žurnalistikos skyrius? Nes žmonės dažniausiai pamato, kad kažką darėte, kažką pristatote, bet kaip iš tiesų, ką jūs veikiate ir irgi, kaip atrodo jūsų diena, kaip dirbant tokį darbą? Ne kitaip negu kad bet kurio žurnalisto, iš tikrųjų, nes ta tyriamoji žurnalistika yra žanras žurnalistikos, kuris
skiriasi tuo, kad mums nereikia dirbti su aktualijom, mums nereikia kiekvieną dieną išleisti medžiagos. Tai nereikia reportažo padaryti kiekvieną pagal tos dienos kažkokią tą aktualiją. Mes turime tą tokią privilegiją ilgai pasėdėti ties medžiagą ir iš tikrųjų, paieškoti atsakymų, kodėl taip yra. Tai ta tyriamoji žurnalistika iš tikrųjų yra, toks, sakykime, sudėtingesnis žanras, nes, atsakymai nėra, kaip pasakyti, jie neguli ant paviršiaus, dažniausiai, jų reikia jų labai padirbėti, kad tu juos rastum. Kai kada ta informacija būna paslėpta arba slapta, tai tada tu susirankioji pagal kažkokių tai trupinukų. Kartais jinai yra niekur nepaslėpta, tiesiog, niekas netkreipia dėmesio ir tu suvedi kitokius, sakykime, galus ir tau tada paaiškėja tas atsakymas. Tokie sisteminiai tyrimai. Ir būna labai kartais kaip keblu, kai tavęs išsilavinę žmonės kažkaip klausia, tai kaip čia gali tyrimus atlikti žurnalistai, juk tyrimai, tai čia yra teisėsaugos funkcija, čia kažkaip jūs čia išsiaiškinate tiesą, tarsi nuteisėt kažką, nieko panašaus, niekada žiniasklaida, šiaip žiniasklaidos funkcija nėra nuteisti, apkaltinti ar kažkokį verdiktą paskelbti, ten, kaip teismas, ar ne, kad, žodžiu, ten kaltas, nekaltas. Iš tiesų žiniasklaida kelia klausimus. Tai mes tiesiog iškeliam tą klausimą iš tokių, iš gelmių. Tai ten apie sankcijų apėjimą, pavyzdžiui, apie pinigų plovimą, apie korupcinės schemos. Tai kartais teisėsaugai paskelbti kažkokį tai apie korupcinį nusikaltimą, reikia, tu turi surinkti tokius duomenis, kad galėtum keliauti į teismą. Bet kartais galbūt mes turėtumėm apie politinę atsakomybę arba apie žmogaus atsakomybę. Kodėl tu taip darai? Gal tai nėra nusikaltimas pagal baudžiamąjį kodeksą, bet yra nusikaltimas, nusižengimas tai visuomenės moraliai. Kad, kodėl taip, pavyzdžiui, kodėl tu apeini, tarsi padarai viską pagal įstatymus, bet tu radai landą tuose įstatymuose ir tu ją naudojasi savo naudai gauti, kai tuo tarpu galėtum paskelbti apie tą landą ir kažkaip, bendradarbiauti, kad jos neliktų. Tai va toks yra mūsų darbas. Bet kiekviena diena yra tokia pati, kaip bet kurio žurnalisto. Skirtinga, ne? Ir čia iš tiesų iš tos temos mano klausimas kitas yra apie tai, o kaip atrodo žurnalistinis faktų tikrinimo procesas, kiek skirtingų pakopų yra pereinama, kiek skirtingų šaltinių yra patikrinama ir tuo pačiu susijęs ir kitas klausimas, o kaip būna, kai pražiūrite, kažką papublikuojate ir paaiškėja, kad gal ne iki galo buvo patikrinta. Ar patiems tai būna, ar galų gale, aš suprantu, kad yra normalu žiūrėti į kolegų darbą ir pasakyti, štai, aš būčiau padaręs geriau. Kaip su faktų tikrinimu ir kaip būna, kai ne iki galo pavyksta iš pirmo karto sutikrinti visus faktus? Čia kiekvienas žurnalistas pirmiausia turi patikrinti, ar tas faktas yra teisingas. Čia ne tik tai tyriamosios žurnalistikos žurnalistai, bet visi žurnalistai pirmiausia, ką padaro, tai pasitikrina, ar žinia, arba tas faktas yra teisingas. Ten, nežinau, kad kokį nors žiaurų dalyką, kad ten močiutė per langą išmetė katiną. Tai tu pirmiausia pasitikrini, ar tikrai močiutė egzistuoja, ir ar buvo toks faktas apskritai, kad ta močiutė tą katiną išmetė per langą. Tai ir jeigu,
Tai jau čia tas toks pirminis dalykas, kad tu susirandi, ar tokia tapatybė egzistuoja iš vis tokios močiutės ir ar tas faktas buvo kažkur užregistruotas, kas nors apie jį žino apie tą faktą, ar čia girdėjo, kad kažkada praeitais metais kažkokia tai močiutė ten kažkokį tai daiktą išmetė pro langą ir jisai pasirodė kažkam, kad tai galbūt gyvas koks nors daiktas, gal ten net gyvuliukas ir gal netgi kačiukas. Ir iki mūsų dienų atėjo, kad močiutė išmetė per langą katinėlį. Tai tokių tikrai, bet čia toks, sakau, tai yra tokia higiena, kaip dantų išsivalymas. Pirmiausia, pasitikrinti, ar toks dalykas egzistuoja. O mes vis tiek naudojamės visom tom prieinamom priemonėm, registrais, pavyzdžiui, pasižiūrėti, ar tikrai tas žmogus pirmiausia savininkas yra. Tarkime, jeigu mes kalbam apie kažkokį tai verslą, apie kažkokį tai turtą, tai pasižiūrim, ar toks žmogus egzistuoja. Tai čia viena, randam, kad jis egzistuoja. Ar jisai susijęs yra su tuo objektu, apie kurį yra kalbama. Patikrini, tada jau, jau pusė istorijos yra teisinga, kuri iki tavęs atėjo. Tada žiūri ten sandorius irgi. Tai visos sistemos yra atviros. Labai, iš tiesų, labai nedaug informacijos realiai apie toje srityje, kurioje mes dirbame, yra tokia, kur yra visiškai slapta. Šiaip tai daugiau, internetas yra... per internetą tu gali pasiekti labai daug ką, tik tai tu turi mokėti ieškoti. Tai tos visokios įvairios paieškos sistemos mums yra mokymai žurnalistams ir tarptautiniai, ir vidiniai. Daug yra visokių prikurta įrankių, kurie padeda tiesiog susivesti, pavyzdžiui, ar nuotrauka tokia egzistuoja, ar jinai neegzistuoja, ar jinai yra padaryta, sukurta, kažkaip sukompiliuota. Ar ta žmogaus tapatybė yra būtent tas žmogus ir jo nuotrauka sutampa ar nesutampa. Daug tokių visokių yra, iš tiesų, industrija šita tokia didžiulė, kad kai yra bandoma paslėpti, tai neužilgo atsiranda priemonė, kuri tau padeda iškasti. Įvairios paieškos sistemos socialiniuose tinkluose, kad tau ten reikia tik susivesti tam tikrą grandį ar ten junginį žodžių ir tau išmeta. Tai mes viską, ką galim, visus įrankius, kuriuos turim, mes juos visus panaudojam ir mes susikuriam tam tikrą tokį paveikslą tos istorijos, kuri yra. Ir kitas dalykas, ko niekada turbūt niekas nepakeis kol kas, tai yra žmonių pasakojimai. Tie vadinami mūsų šaltiniai, kurie visada, kad ir koks tas šaltinis bebūtų, jisai visada pateiks labai naudingos informacijos, ar tenai sakinuką, ar išsamei, bet žmonių pokalbių su žmonėm, tai tikrai niekas, joks šaltas internetas ir šaltas kompiuteris nepakeis. Tu tikrai labai gauni daug to tokio konteksto, jausmo, kas per žmogus, kas per asmenybę, kas apskritai vyksta, kokios buvo aplinkybės. Tai dar tai susitikrini ir kartais būna taip, kad iš tikrųjų gauni dar kitokios informacijos. Tada bandai dirbti su visais segmentais, su visu tuo, ką tu susirinkai. Tu bandai suprasti, ar tu teisingai tą hipotezę išsikėlei, ar vis dėlto kažkur jinai yra klibanti. Mes turim tokį juokelį, kad negadink faktais geros istorijos. Tai labai stengiamės, kad taip neatsitiktų, nes būna atveju, kai faktai neigia tavo hipotezę. Faktai neigia istoriją, faktai nepadaro tavo, jie nepagrindžia tavo istorijos, jie trukdo tavo istoriją iš tikrųjų, tai doro žurnalisto priedermė yra taip ir pasakyti. Ir tai yra labai sunku pasakyti, nes tu jau esi tiek darbo nudirbęs. Labai sunku pasakyti, kad ne, šita istorija nepasiteisino, nepaisant to, kad aš labai daug padariau. Ir šiaip kiekvienas ir tyrimų skyrius, ir kiekvienas žurnalistas, šiaip turbūt gyvenime, jisai turi tą savo tokią, tai turi savo toj biografijai tokią istoriją, bent vieną tikrai, kur, tiesiog, jinai nepasitvirtina. Žinau, kad net toksai garsus tyriamosios žurnalistikos, tokia garsi komanda, kaip Švedijos
In Mission Investigate yra tokia programa, tokia laida, tai jie investuoja kiekvieną tą valandos tyrimą, tikrai daug pinigų, daug pastangų, užtrunka ten ir ne mėnesį, ir pusę metų kartais ir daugiau, ir vienas toks didžiulis darbas, tiesiog pasakoja tas redaktorius, kad jisai stovėjo ant kalno ir jisai suprato viskas, ta prasme, kad nepasiteiso, nes žmogus melavo ir jie sekė klaidingais pėdsakais. Ir jie suprato, kad jisai tiesiog ne kažkoks ten rezistencijos kovotojas, jisai smulkus žulikas. Ir istorija baigėsi ir nepaisant investuotų ten keliasdešimties tūkstančių, turėsime, buvo didžiulis nuostolis, bet jie tiesiog negalėjo jo paleisti, tos istorijos. Tai tokių yra ir tu matai iš tikrųjų. Šiaip, jeigu taip sąžiningai, tai tikrai matai, kai istorijai patrukdė faktai, bet kažkaip išsisukinėja kolegos. Bet mes esam tikrai padarę keletą klaidų, faktinių klaidų, paleidomi viešumą, tiesiog, suklydom. Ten nulių buvo, vienur per daug, kitur per mažai skaičiukai, nelabai tikslios formuluotės, tai vėlgi, ištaisai klaidą. Atsiprašai ir ištaisai klaidą. Ir aš suprantu, pavyzdžiui, kartais būna klaidos, kurios keičia esmę ir klaidos, kurios nekeičia esmės. Ne? Ta prasme, ten tie keli nuliukai, jie nekeičia esmės, nes iš principo tu atspindi tą korumpuotą sistemą. Tai tie keli nuliukai, taip, jie sumenkina tavo darbą, bet jie esmės nepakeičia. Bet jeigu tu suklysti ir jeigu tas, sakykime, mūsų antiherojai, jie mato tas mūsų klaidas, tai jie taip naudojasi jomis, kad visą darbą tavo sumenkina. Prasme, kad viešoje erdvėje tada padaro, kad žiūrėk, kad jeigu jie čia suklydo, tai vadinasi, viską jie čia suklydo, čia viskas neteisinga. Tai tikrai tai yra toks, skaudus dalykas, bet, ir mes žinom, kad mes negalim daryti klaidų ir tikrai tikrinam po daug kartų ir vis perpatikrinam ir viens kitam duodam skaityti ir dar kitiems žmonėms duodam skaityti ir perskaičiuojam, bet tas žmogus toks yra dalykas. Viskas, kad klaidos yra labai žmogiškas dalykas iš tikrųjų. Aš kaip tik ir norėjau tą visiškai klišinę frazę sakyti, errare humanum est, klysti yra žmogiška. Iš tiesų, tai bet kuriame darbegi klaidos pasitaiko, kad ir kaip jų bandai išvengti. Aš visada prie meluojančios žiniasklaidos kabutėse temos parodoje prisimenu faktą, prieš kokius 7 metus, matyt, atsidariau vieną iš žiniasklaidos priemonių ir buvo straipsnis, kad CERNe, Šveicarijoje, po Ženeva įvyko avarija, ogi CERNas kaltinamas, kad juodasias skyles bando atverti su savo greitintuvu ir kad rusų mokslininkas kažką ten padarė ir įvyko avarija ir viskas yra slepiama. Ir aš tą perskaičiu, galvoju, kaip, kur, kas įvyko. Pradėjau googlinti, galvoju, vis tiek anglų kalbagi bus daugiau informacijos. Ir aš atradau vienintelį šaltinį, kuris buvo dar ir nuoroda tokia, kur galvoju, čia spaust ar nespaust, čia jau visus duomenis paims ar nepaims vien tik paspaudus. Ir paskui mačiau, kad labai greitai naujiena iš lietuviškos žiniasklaidos buvo išimta, bet tai iš tiesų parodo, kaip kartais pati naujiena, matyt, yra iki tiek įdomi, kad norisi ją paskelbti pirmam, kas matyt irgi kartais šiek tiek pakiša koją. Ir prie to pačio tada ateiname prie kitos temos, kuri, manau, prie sąmokslo teorijų apskritai tiesiog neįmanoma jas išvengti, tai yra fake news, melagienos. Neseniai buvau Belgijoje, Liuvene, šiuo metu yra eksponuojama paroda apie fake news 16 amžiuje. Tai iš esmės ten daugiau paroda yra apie žinias ir žinojimą ir kaip buvo sudėtinga tuo metu gauti tą žinojimą ir kilo mintis, o tai kada fake news kaip terminas atsirado ir buvo pradėtas vartoti, tai žinoma, jis pradėtas vartoti 20 amžiaus vidury, bet labai išpopuliarėjo
berods 2016 per Amerikos rinkimus. Ir kai Donaldas Trumpas vis kartodavo, kad čia viskas yra fake news, net galvoje skamba intonacijos. Ir iš tiesų norėjau paklausti, o kokią įtaką visuomenės požiūrį į žurnalistiką apskritai duoda, tokie pasisvaidymai, kad ir paprasta fraze, kad čia melagiena, čia fake news, ir kokią įtaką apskritai pasitikėjimų žurnalistika, žurnalistais ir kaip pačius žurnalistus veikia požiūris ir ta samprata, kad čia viskas yra fake news. Kaip pačius žurnalistus veikia, tai čia aišku labai individualu yra, kai kurie žmonės nebemato tam prasmės ir nori dirbti labiau industrijoje, kurioje labiau tavimi pasitikė ir kur nėra to nuolatinės konflikto būsenos ir nuolatinės kritikos, kuri irgi atkeliauja žurnalistams per socialinius tinklus, tai yra pakankamai didelis psichologinis spaudimas, bet taip, tai kerta per žiniasklaidos pasitikėjimą žiniasklaidą apskritai kaip institucija tie pasisvaidymai. Kita vertus, aš manyčiau, kad jau iš tos trumposios istorinės perspektyvos, ypač tarp kritiškai mąstančių žmonių, išsilavinusių žmonių ateina tas didesnis suvokimas, kad tai yra labai dažnai kaltinimas fake news yra politiškai motyvuotas ir tas pats Donaldas Trumpas, savo kaip įrašymi kampanijos iki šiol daro žiniasklaidos puolimą ir tai yra puikus būdas užsidirbti savo politinių dividendų, apeliuoti į nepasitenkinančių, kažkokią nepasitenkinimą jaučiančių žmonių sąmonę, nuomonės, kažkokį resentimentą, kurį žmonės turi. Ta patį daro tie vadinamieji alternatyvieji kanalai YouTube ir netgi mačiau, tyrinėjausi vienam pranešimui akademiniam, netgi mačiau, kad tie patys alternatyvieji kanalai irgi vieni kitus puola, nes tai yra būdas savo prisitraukti rėmėjų, kad mano tas alternatyvus žinios yra geresnės negu, arba įdomesnės negu, kad kitų alternatyvios žinios YouTube. Tai, matyt, gerai suveikianti strategija, kuri veikia ir politikoje, ir tarp pačių tų vadinamųjų alternatyvų. Bet iš principo tai nėra sveikas reikalas žiniasklaidai, nes žiniasklaida jos visas veikimo pagrindas yra paremtas pasitikėjimu ir kai svyruoja tavęs pasitikėjimas tavimi, tai tada turi dirbti kiek kitą darbą, ne tik tai tų faktų tikrinimo skleidimo, bet ir nuolatinio aiškinimo, kaip tu tą darai ir kodėl apskritai tavo darbas reikalingas. Kaip tik ruošiausi, galvojau apie šitą pokalbį ir yra nuostabus straipsnis, nuomonė tokio ekonomiste publikuojama buvusio New York Times redaktoriaus. Pasvarstymai, kaip Amerikos žurnalistai prisidėjo prie tokios dramatiškos polarizacijos Amerikos visuomenėje, kaip prisidėjo prie to, kad Trumpas gali būti perrinktas ir kad iš principo niekas nieko nebepasitikė ir kad nebepasitikė pirmiausia žiniasklaida ir žurnalistais. Ir didžiulis tas jo toks komentaras, straipsnis, tokia labai skaudi analizė ir jis prieina prie tokios fundamentalios turbūt išvados, kad kažkuriuo tai momentu kovodama žiniasklaida, ta tradicinė žiniasklaida, redaktoriai, žurnalistai su tuo iššūkiu interneto ir socialinių tinklų, jie pataikaudami, galbūt ieškodami tų lengvesnių kelių, kaip nedingti iš rinkos ir kaip išlikti toje rinkoje ir kaip uždirbti pinigų, jie pamiršo tos bazinius principus, kad žurnalistas pirmiausia yra tas žmogus, kuris tikrina informaciją, kuris atsiriboja nuo savo pozicijos ir kuriam
nėra gėda arba jo pareiga yra paklausti ne tik tos pusės, su kuria jisai natūraliai galvoja panašiai, ar ne, kuris yra jo pusėje, sakykime, ten aborto, pavyzdžiui, ten šalininko, žodžiu, aborto priešininko pusėje jisai kaip ir natūraliai būtų, bet jam nebūtų neonoras pakalbėti su ta kita pusė ir iš esmės nuoširdžiai suprasti, kodėl jisai taip aršiai, fanatiškai gina tą abortų draudimą. Bet, aš sakau, tame jisai įvardina konkrečiai tą momentą, kai paslysta buvo ant šitos tokios banano žievės ir visi tapo tokios, ta prasme, nebe žurnalistais, bet tos vienos nuomonės gynėjais ir nešėjais, kad, žodžiu, nebeliko to tokio spektro ir pirmiausia liberalioje žiniasklaidoje Amerikos. Kad žurnalistai tapo realiai, iš esmės, jisai vartoja tą žodžią tokį propagandistas, tai kaip ir, kai mūsų priešai nori mus sumenkinti, tai mus irgi vadina propagandistais. Tai gal sakykime, ten vieno klausimo propagandistais galima būtų pasakyti, arba tiesiog, nuomonės formuotojais. Žurnalistai tapo nuomonės formuotojai, o nebe žurnalistai. Tai vat, iš tikrųjų, tai tas ir trumpizmas, ir ta polarizacija, ir tai, kas ir Lietuvoje iš esmės vyksta, taip, ta prasme, žurnalistai prie to kažkiek prisideda, bet tie, kurie pamiršta, kad reikia paklausti ir kitos pusės, ir kad visi herojai, kurie yra, visi veikėjai, jie turi teisę būti pamatyti ir jie turi teisę būti paklausti, jų pozicija turi būti paklausta ir jinai turi būti atspindėta, nes tai yra toks pats visuomenės narys, kaip ir visi kiti. Tai tik tai, kaip tu to paklausi ir ar tu leidi žmogui susidaryti pačiam nuomonę apie tai, ar tu jam primiktinai iki šitą nuomonę apie kažkokį tai procesą. Tai čia yra tas žurnalistinio darbo, tas pagrindinis principas ir subtilumas, kur mes turbūt visi esam kada nors tokią klaidą padarę, kad tą subtilumą esi kažkaip nustumęs ir paaiškini, kad čia tas ir tas, tai žinokit, yra gaidys. Bet tu galėtum paaiškinti ir įdėti daugiau darbo ir neprimiktinai, neprikišamai paaiškinti, bet leisti žmogui suprasti, kad tas žmogus, žiūrėkit, kaip jisai elgėsi, tai padarykit jūs, pats susidarykit nuomonę. Ar tikrai demokratiniai visuomeniai taip galima, sakykime, elgtis, arba čia, ar tokį politiką rinkti. Kad ir kiek, pavyzdžiui, yra neigiamų straipsnių ir neigiamų visokių, tokių neigiamo fono aplink, pavyzdžiui, Seimo narys Gražulį, bet savo apygardoje jisai išrenkamas absoliučią daugumą ir jisai, ta prasme, neveikia jo rinkėjų, neveikia jokia informacija apie tą asmenį. Tai čia irgi toks tam tikras signalas iš tikrųjų apie ir darbą ir įtaką žurnalistų. Bet tai toje analizėje iš tikrųjų to ekonomistė, tame New York Timeso redaktoriaus buvusio, iš tiesų labai gražiai sudėliojami tokie pamatiniai dalykai, kai jie nebetampa tavo darbe svarbus, tada viskas kažkaip išsiklaipo ir tada iš tikrųjų ir tas fake news tampa tada news. Ir nes nebėra autoritetingos institucijos, kuri keltų pasitikėjimą, kuria būtų pasitikima, pavyzdžiui, kaip žurnalistais, žiniasklaida, kuri galėtų patikrinti, ar tai yra fake news, ar tai nėra fake news. Nes vieni sako, kad jiems tas fake news, o kiti sako, kad jiems tas yra fake news. Ir dabar tos skirtingi ir kalasi, tai kurie laimės, ar ne? Ta prasme, bet to arbitro nebelieka, nes žiniasklaida, žurnalistai pradeda dalyvauti vienos arba kitos pusės fake news skleidime. Tai polarizacija Europoje yra mažesnė, nėra tokia dramatiška kaip Amerikoje. Ten Amerikoje vis dėlto visuomenė dar kitokia, ten jo visai kitaip jinai vystosi, plėtojasi, bet tikrai yra toksai pavojaus signalas, kad mes tikrai turim nepamiršti to, kad pirmiausia, tai mes turim atliepti
ir nevaidinti, kad mes viską žinom. Ir kad tas žurnalisto pamatinė vertybė klausti ir domėtis, o nežinoti, ateinant, ta prasme, ateiti su tokiu žinančiojo tokiu amplua, kad aš čia viską žinau, čia jūs esat visi kažkas, o aš esu, pažiūrėkit koks, kad tai yra vis dėlto didžiulė problema. Kadangi Indrė šiandien jau porą kartų tai tikrai užsiminėt apie socialinius tinklus ir internetą, tai klausimas jums. Kaip socialiniai tinklai, internetas prisidėjo prie informacijos ir dezinformacijos klaidos ir kaip tai iš tiesų palengvino ir pasunkino jūsų kaip žurnalistės darbą ir ypač atsižvelgiant į tai, kaip lengva tuose medijose įvairiose skleisti sąmokslo teorijas, bet kuria tema, nesvarbu, ar tai bus žiniasklaida, ar tai bus QAnono kažkas. Socialiniai tinklai yra nuostabus išradimas, nes, pavyzdžiui, tokio įrankio, tai yra puikus įrankis informacijai gauti, susisiekti su bet kuo, bet kur pasaulyje. Tai yra tikrai, tai yra unikalu, nes tu šiandien sėdėdamas čia, mes susisiekėm su žurnalistu dirbančiu, nesakysiu kur, bet valstybėje, kur negali pasiekti šiaip žmonių labai lengvai. Ir mes gavome informaciją, kurios niekada mes nebūtumėm gavę, jeigu mes nebūtumėm susisiekę su tuo žmogum. Bet užtruko su juo susisiekti lygiai 1 minutę. Tai aš parašiau žinutę, jisai po minutę sureagavo. Tai yra, nežinau, tai yra kažkoks stebuklas. Tikrai, tai yra stebuklas. Niekas prieš 15-20 metų negalėjo pagalvoti, kad tai bus taip, kad tai bus įmanoma tai padaryti. Kaip karas, plataus masto karas prasidėjo, taigi visa mūsų informacija buvo būtent per socialinius tinklus, mes susirasdavom kolegas, kurie mums tiesiogiai transliuodavo, kas vyksta. Tai čia, tai yra unikalu. Bet mano sūnus kažkaip labai domisi senojo Vilniaus fotografijomis ir yra prisiregistravęs tiesiog tokiose vairiose grupėse, kur publikuoja įvairias fotografijas. Ir jam pradėjo mesti propagandinius kanalus Facebook algoritmas. Sakau, mama, kas čia yra? Sakau, tai labai paprasta, nes, sakau, kai kurios turbūt grupės buvo rusakalbių ir, tau tiesiog meta, tą algoritmas pagavo ir dabar tu esi, gaudo tavo dėmesio centre, tai jeigu tu užsikabintum, jeigu būtum, ta prasme, labiau pažeidžiamas, tai ir tave pagautų, ir tave įsuktų taip, kad tu daugiau iš to algoritmo neišeitum. Tai čia ir yra ta tokia nelaimė ir daug yra tyrimų atlikta, čia nieko čia jokios naujovės niekas nepasakys. Tikrai daug tyrimų atlikta ir su pandemijos, kaip žmonės staiga tapdavo, normalų žmonės staiga pradeda netikėti vakcinomis ir visokios nesąmonės skleisti apie tą COVID-19 pandemiją ir apie viruso atsiradimą. Dėl to, kad tiesiog kažkuriame etape spustelėjo labiau abejotinos naujienos ir jį įsuko ir jis nebeišlenda iš to. Ir jam tiesiog meta ir jisai tame burbule verda ir jisai kitokios informacijos negauna. Tai, bet taip, tie algoritmai socialinių tinklų iš tikrųjų yra dalykas, kur, sakau, tuos padarinius kaip ir visi nujaučia, juos analizuoja, bet iš tikrųjų turbūt gal to viso masto ir neįvertina. Aš čia galima papildysiu, kad iš tikrųjų socialinių tinklų algoritmai yra labai sudėtingi ir jie labai smarkiai kinta. Netgi tie tyrėjai, kurie nuolat tyrinėja socialinių tinklų algoritmus, jums yra sunku pasakyti, koks yra šiandien algoritmas, o koks bus po 3 mėnesių. Vis dėlto yra atsižvelgiama į vartotojų elgesį ir bandoma išspausti iš to daugiau naudos, nes tai yra verslo organizacijos socialiniai tinklai. Ir nebūtinai kartais reikia ir paspausti ant ko nors, kad tau pradėtų feiką mesti. Tiesiog, taip, tiesiog tu domiesi konkrečia tema, kokia nors viena tema ir
vienas iš algoritmo savybių yra tai, kad iškelia polarizuojančias nuomonės, tokias aštresnės įvairius pasisakymus, tokius riebesnius ir panašiai. Ir tu gali tiesiog besidomėdamas nepriklausomai kokią nors temą gauti pasiūlymų, nes jie yra populiaresni. Ir pati funkcija socialinių tinklų yra suteikti pramogą, nesuteikti informaciją. Tai dėl to ir santykis tarp žiniasklaidos ir socialinių tinklų yra labai toksai įtemptas, nes, pavyzdžiui, naujienų reklamuoti per socialinius tinklus nepriima tiesiog reklamos, netgi jeigu tu nori susimokėti už tai, kad tavo naujiena, kurią tu skleidi per savo žiniasklaidos priemonę, lygiai taip pat pasiektų tokiu pačiu mastu ir socialinių tinklų vartotojus, tu to negali, nes pagal funkcijas socialinio tinklo jisai nori labiau skleisti pramoginį turinį, o ne naujienų turinį. Ir pramoga tampa įvairios socialinės, tos įvairios sąmokslo teorijos. Netgi žiniasklaida yra kalta, ta tradicinė žiniasklaida kalta dėl horoskopų ar neskleidimo. Kodėl yra žiniasklaidai tradiciniai horoskopai? Tai yra suteikia pramogą, ar ne? Bet tą socialiniai tinklai yra puikiai supratę, kad visa tai, kas nėra tiesa, yra pramoga ir tu tai skleidi, tai finansuoji, tai algoritmais padarai išpopuliarini ir paskui nuskabai viso to vaisius. Ir žiniasklaidai mes prikurti, reguliuoti ir kontroliuoti yra daugybė tų institucijų, vidinių visokių algoritmų, tiek įstatymų lygmenių, tiek vidinių redakcijų lygmenių. O socialiniai tinklai tai yra toks žvėris, kur, juos yra sunku pasiekti, sunku argumentuoti, nes tai yra globali organizacija su savo įvairiom vidiniam struktūrom. Jie netgi ne visi turi atstovus, kad tu galėtum. Pavyzdžiui, buvo situacija nufilmuota socialiniuose tinkluose paskleista vaiko paėmimo, tai pagal mūsų įstatymus ta informacija negalėtų būti skleidžiama ir socialinis tinklas atsisakė tiesiog šalinti šitą informaciją, nepriklausomai nuo to, koks pas mus vietoje yra reguliavimas, koks jie egzistuoja. Tai tas sureguliavimas socialinių tinklų, netgi tada, kai visuomeniai būtų priimtina tam tikros informacijos neskleisti, jisai yra neišspręstas klausimas ir neaišku, kaip tai spręsis ateityje. Man iš tiesų labai keista, kad per beveik valandą pokalbio niekarto nebuvo paminėtas dirbtinis intelektas. Čia reta. Bet kurioje temoje paskutiniu metu vis yra keliamas dirbtinio intelekto klausimas. Tai kokią įtaką žurnalistikai padarys dabar, iš tiesų, net ne renesansą, jau čia tokį užgimimą patiriantis dirbtinis intelektas yra krūvas mokamų ir nemokamų įrankių, kuriais galima parašyti tekstą, padaryti nuotrauką ir mes jau stebėjome, kaip ir popiežius vaikščiojo su beprotiškai prabangia balta striuke ir Donaldas Trumpas buvo suimtas dar prieš paskelbiant bet ką apie Donaldo Trumpo bylas. Ir kaip manote, kaip paveiks dirbtinis intelektas žurnalistiką apskritai ir sąmokslo teorijų sklaidą žiniasklaidos priemonėmis, dar bus lengviau, sunkiau tikrinti? Nes kiek tų dirbtinio intelekto diskusijų yra, tai niekada niekas neprieina jokios išvados, kuo čia viskas baigsis. Čia vieni sako, kad viskas bus labai gerai, kiti sako, kad bus viskas drama, tragedija ir viskas bus labai blogai. Tai ką turi žurnalistai? Tai žurnalistai iš tiesų turi naujų įrankių, kaip tu gali pasilengvinti savo darbą. Aš kaip suprantu, kad yra tokių pagundų ir rizikų, kad už tave parašytų dirbtinis intelektas tekstą, bet visuose mokymuose yra pabrėžiama, kad dirbtinis intelektas paima iš kažkur ir tada tu labai rizikuoji, kad tu būsi apkaltintas plagijavimu, tai čia kūrybinio darbo tai niekaip nepakeis, nes paieškos sistema surasti, kad tu nuplagijavai, jinai taip pat išsiplečia, tai pagauti tave irgi daug lengviau, negu kad jeigu tu tenai ką nors pradedi žaisti žaidimus negražius. Tai čia iš visų pusių, bet mes iš tikrųjų gaunam vis daugiau įrankių, kaip galima būtų ir patikrinti informaciją ir gauti tos informacijos. Tai
Na, bent kol kas iš tiesų tai, na, dirbtinis intelektas mums tik padeda. Na, jisai mums netrukdo. Ir net toksai tas procesas, vienas kitą tokį skatinantis ir besivėjantis, kad kuo daugiau atsiranda, sakykime, norinčių piknaudžiauti, atsiranda iš paskos programų, kurios gaudo tuos piknaudžiaujančius. Tai, na, toks, o kur mes nueisim, tai čia, sakau, kiek visi labai, na, kartais netgi būna taip piktoka klausytis įvairių pranešimų, nes jie pasikartoja ir, na, tu kažkaip girdi tą patį per tą patį ir labai retas, pavyzdžiui, dabar, paskutiniu metu pranešėjas apie dirbtinį intelektą pasako kažką tokio labai unikaliai naują, šviežio ir tokio tikrai prasmingo, nes toks, na, jau toks truputėlį užsiciklinimas, kad maždaug, na, jau apie tą dirbtinį intelektą pasakyta, man atrodo, viskas, ką galima šiuo metu pasakyti. Ir jau daugiau kol kas jokių išvadų padaryti negalima. Jo, nu taip, nes dar čia, kas vyks apie dirbtinį intelektą dar yra ateityje, ar ne, o prognozija yra labai nedėkingas dalykas, nes kaip paprognozuoji ir paskui nepataikai, tai visa reputacija žlunga. Bet, nu, iš kur tas dirbtinis intelektas paima, tai paima daugiausiai, kas maitina apmoko dirbtinį intelektą, tai yra žiniasklaidos priemonės. Ir daugiausia anglakalbės, daugiausia turinio yra nusiurbama į žiniasklaidos priemonių, kad dirbtinį intelektą apmokytų. Tai čia toks labai įdomus faktas. Ir prieiga prie paties dirbtinio intelekto yra labai skirtinga net tose pirmaujančiose pasaulio žiniasklaidos priemonėse. Pavyzdžiui, koks New York Times'as netgi neleidžia jokių dirbtinio intelekto, jokios programinės įrangos susijusios su dirbtiniu intelektu naudoti savo redakcijoje. Tai turėjome mes vieną pranešėją žurnalistikos centre, kuris, na, dirba su dirbtiniu intelektu, ir tai jisai buvo biure New York Times'o ir sakė, kad negalėjo prisijungti prie ChatGPT, nes jie riboja savo. Ir mano, kad tai yra jų privalumas, kad, na, jie į rinką siūlo tą handmade, rankomis pagamintą žurnalistinį produktą. Koks Associated Press, tai jų prieiga yra šiek tiek kitokia. Jie daugiau įtraukia dirbtinio intelekto, bet irgi nestebuklas, jie naudoja transkribavimui, kas iš tikrųjų žurnalistam vienas iš tokių, nu, labiausiai varginančių darbų yra transkribuoti savo pašnekovus. Tai va, tai jie naudoja tam transkribavimui, archyvui, nes tu dirbtinį intelektą vis tiek turi apmokyti ir tu savo, na, archyvą gali jam duoti, ar ne, kad tam apmokymui. Bet buvau ir globalios tyriamosios žurnalistikos konferencijoje šiais metais ir ten, na, yra netgi istorijos daromos tokios, kas susijusios su turinio irgi analizė. Ir viena labai įdomi buvo istorija, panaudojant dirbtinį intelektą, sukurta apie tai, kaip Al Jazeera įsitraukė į dezinformacijos sklaidą apie grobimus musulmonų vaikų Švedijoje. Ir ten švedė, arabė, švedė, jinai ten gyvena ir nuolat skaitydavo tą Al Jazeera ir žaidė su dirbtinio intelektu įvairiom programinė įranga ir, na, iš kelių metų perspektyvų jinai identifikavo faktus ir paskleistus tekstus, tarsi ir patikima žiniasklaidos priemonė, daugiau ar ne mažiau vis tiek žurnalistai nemažai vadovaujasi tais standartais Al Jazeera ir jinai turi kaip ir savo tą tokią tam tikrą reputaciją, bet įsitraukė į dezinformacijos kampanijas ir tai buvo pačiai tai tyrėjai žurnalistai buvo labai netikėta. Ir jeigu tu neturėtum tokio įrankio, ar ne, tau sunku būtų aptikti rankiniu būdu, bet štai aptiko. O sakau, New York Times'as, tai didžiulė istorija buvo jų apie Bučą publikuota, tai jie visas šitas 100 dienų žurnalistas buvo ten vietoje Bučioje po išlaisvinimo ir surinko daugybę medžiagos ir viską pražiūrėjo pačios ten terabaitus informacijos. Nes sakė, kad, na, mes bijojom kažką praleisti, kažką svarbaus, neatidavėm to savo dirbtiniam intelektui. Taip, tai bus įdomu stebėti, kaip visą tai plėtosis. Bet šiaip labai geras įrankis sąmokslo teorijų kūrėjams. Gali labai lengvai sukurti kokį sąmokslą. Iš tikrųjų, bent jau, kai pradėjome daryti parodą, tai čia 1,5 metų atgal, dirbtinio intelekto temą aš buvau pagalvojus, kad gal reikėtų įtraukti. Tai dar nebuvo taip lengva sukurti sąmokslo teoriją. Ir iš tiesų
yra tam tikri saugikliai ten įdėti, kad nekurtum visiškai bet ko. Ir mano paskutinis klausimas. Tai kaip tam paprastam žmogui elgtis? Tai kaip skaitant skirtingas žiniasklaidos priemonės, štai aš, pavyzdžiui, dar šiandien prisiminusi, nuėjau, yra, berods vadinasi Ground News, kur jie turi tokį įrankį Blind Spot, kur tu gali nusistatyti savo žiniasklaidos blind spotą, kokios pusės tu negauni. Tai aš pasirodo esu labai centre ir man parekomendavo, kad visapusiam naujienos apžvalgai reikėtų šiek tiek tokių šaltinių iš kairės ir tokių šaltinių iš dešinės. Ir tada jau neva aš gaučiau pilną vaizdą situacijos ir jau tada matyt galėčiau susidaryti informuotą sprendimą. Tai kokius jūs patartumėte skaitytojams, žiniasklaidos vartotojams, kaip jiems reikėtų elgtis, žiūrėti, kaip kritiškai vertinti naujienas ir kokie tie žingsniai turėtų būti, kad, kaip įmanoma, būtume atsparesni sąmokslo teorijoms ir apskritai dezinformacijai ir kaip įmanoma kritiškiau įvertintume viską, ką matome ir iš to visapusio vaizdo susiformuotume, kaip įmanoma teisingesnį, jeigu taip įmanoma, vaizdinį. Manyčiau, kad gal tikslesnė būtų tas žodis, ne tiek teisingesnė, bet yra šiaip daug ir bibliotekos, tegul, tie paprasti žmonės, visi čia daugiau mažiau paprasti, kad labai praverčia karts nuo karto sudalyvauti mokymuose apie medijų raštingumą ir tie įrankiai yra priminami nuolat, bet įvairovės šaltinių, tų patikimų šaltinių, kurie savo tikslu ar ne kelia informavimą ir informacijos tikrinimą, įvairių šaltinių skaitimas ir reflektavimas jų yra turbūt pagrindinis toksai, apibendrintai sakant, metodas. Sekti žurnalistus, žiūrėti, kas rašo tuos tekstus, ar tie žurnalistai turi reputaciją, turi gerą reputaciją, ar informacija iš tikrųjų atsikartoja skirtingose šaltiniuose, ne tose alternatyviuose, o patikimuose žiniasklaidos šaltiniuose. Tai turbūt jo atsakymas būtų tas, kad turėtum paisyti šaltinių įvairovės ir įsivertinti, kiek yra patikimas šaltinis, kiek yra kiti šaltiniai patikimi. Ir gal aš net irgi rekomenduočiau turbūt ir patiems nesusikurti ir nebeprisikurti mitų. Pavyzdžiui, mes turime tas žiniasklaidos portalus, ar ne, skirtingus. Ir juose dirba skirtingi žurnalistai. Ir natūralu reikia suvokti, kad žmogiška, kad kiekvienas žurnalistas tą pačią temą, jisai vis tiek padarys kažkaip kitaip. Apie tą patį Seimo posėdį 4 skirtingi žurnalistai parašys iš 4 skirtingų kampų ar pozicijų. Ir tai nereiškia, kad yra kažkuris neteisus arba ten norintis manipuliuoti. Tai reiškia, kad kalbėdami apie žiniasklaidos objektyvumą, mes turime suvokti, kad tai yra labai subjektyvi sąvoka. Nes kiekvienas mes esame asmenybė ir kiekvienas žurnalistas problemą mato kažkaip savotiškai. Ir klausimas yra tik tai toks, ar jisai išklauso, ar yra toje publikacijoje, toje istorijoje ir kita pusė. Nes labai daug mes susidurėm su tokiais atvejais, kai ta antra pusė išklausoma arba labai formaliai, arba netgi neišklausoma. Ir toje tradicinėje žiniasklaidoje, kad tu tiesiog net neskiria dėmesio, nemano, kad tai reikia padaryti ir kažkaip skaitai ir galvoju, kaip galima šitaip, ta prasme, lygiojų vietoj, tai kodėl tu taip specialiai galbūt darai? Taip natūralu, kad tu tiek daug laiko sugaišęs, pakalbinęs ten 10 žmonių iš vienos pusės, kažkaip vienam žmogui iš kitos pusės, bent vienam žmogui iš kitos pusės neberandi laiko. Ne, taip nebūna. Vadinasi, yra kažkoks, specialiai kažkaip yra daroma. Tai, bet nereiškia, kad ta visa žiniasklaidos priemonė yra bloga arba kažkaip meluojanti. Tiesiog gal tas redaktorius pražiūrėjo, žurnalistai piknaudžiavo, bet nereikia nurašyti ir iš karto, jie visi yra, tokia frazė būna, jie visi yra papirkti, nupirkti, čia nėra,
nėra čia ko su jais bendrauti. Tai kažkaip, Džina labai gerai pastebėjo, kad tas mokėti kritiškai vertinti viską ir tą tradicinę žiniasklaidą taip pat, na ir suteikti pasitikėjimo kreditą iš tiesų žmonėms, kurie sąžiningai stengiasi dirbti, o klaidų pasitaiko visur, mes apie tai kalbėjom. Labai ačiū Jums už pokalbį, buvo labai įdomu klausytis ir noriu tik priminti, kad Nacionalinio muziejaus padalinyje Istorijų namai šiuo metu yra eksponuojama paroda Tikėti ar netikėti sąmokslo teorijos, kuri veiks iki pavasario, bet Kalėdos, tarpušventis, naujieji metai labai tinkamas metas aplankyti parodą, ateiti su savo giminaičiais ir iš tiesų pasižvalgyti po sąmokslo teorijas, po tai, ko yra, ko galima tikėtis ir ko galima rasti nuo viduramžių iki pačių dienų. Tai ačiū visiems klausiusiems šio pokalbio.